įtemptoje geopolitinėje situacijoje žmonės manęs klausė, tai ką dabar galiu daryti? Labai trumpas atsakymas - stok į Šaulių sąjungą. Gerbiamas Linai, jūsų dabar pasisakymas. Kuo mes galėtumėm dar daugiau prisidėti bendruomenės, ypač ten, kur nėra Šaulių sąjunga? Ir kaip jūs galėtumėte šiandieną išeiti iš pasaulio tų bendruomenės 18 Seimo, kad salė šitą atsistotų, tegul ne visa, nors pusė. Prašau. Sveiki, brangus tautiečiai, smagu čia jūs matyti taip gausiai. Tai Šaulių sąjunga po praeito savaitgalio pagausėjo vos ne 1000 narių. Tai daug yra iš tikrųjų. Jo, ir Šaulių sąjunga, kai mums kilo mintis čia prieš porą metų įsteigti patarėjo diasporai etatą, kur buvo paskirtas Laurynas Gerikas, jau šiuo metu turime apie 500 šaulių, ne Lietuvoje, tai yra užsienyje, kurie yra tarp jūsų, kurie čia buvo atsistoję, ne ir visur kitur. Ir Laurynas dirbo, žinokit, 26 valandas per parą ir todėl yra šitie visi rezultatai. Tai aš labai vertinu šitą žmogų iš tiesų. Ir mes turime ambiciją sukurti ateityje Šaulių sąjungos rinktinę išeivijoje, kaip atskirą padalinį administruojama iš Lietuvos. Tai kas yra per organizaciją Šaulių sąjunga, kad tai nėra vien tik tai šautuvas, Šaulių sąjungos emblemoje yra šautuvas ir yra trimitas. Tai yra ir karinės veiklos, bet yra ir įvairiausios kitos veiklos. Tai kitur mačiau susikūrė yra galbūt po medžiotojų priedanga, šauliai, čia ant lankstinuko kitoje pusėje matosi, kur Šaulių sąjunga yra, čia tą lankstinuką, manau, visi gavote. Tai pavyzdžiui, Norvegijoje ten yra tikrai apsiginklavę žmonės ir labai rimtai ruošiasi, jeigu kas atvykti į tėvynę. Prancūzijoje irgi lygiai tas pats. Kitose vietose, pavyzdžiui, konstruoja Belgijoje, Liuksemburge dronus. Wings for Europe tokią iniciatyvą pakūrė. Nusiperka, susimetė pinigėlių, detalių, sueina kažkur tai garažą, čia iš Vilniaus per internetą susijungia instrukciją, suklijuoja, sulituoja, sudeda į dėžes, atveža čia, mes protestuojam, išvežame į frontą. Tai va čia yra praktiniai pavyzdžiai ir tokie sektini pavyzdžiai. Dabar stovyklos jaunimo. Tai dabar siunčiame instruktorius, o praeitais metais Ameriką nusintėme, susirinko gražus jaunimas, kiti įstojo į Šaulių sąjungą, dabar vėl siunčiame, ten ir paskautus apsilankys, irgi truputėlį agitacijos padarys, taigi plinta šauliškumas, plinta ta žinia. Tai va, galima įkurti ne tik tai su šautuvu padalinį, gali būti orkestras, gali būti choras, patriotinės dainas dainuoja, jungiasi kiti, turime ryšį. Čia atvažiuojate pakoncertuoti, mes pas jūs atvažiuojame paklausyti, tai yra pilna įvairiausių veiklų. Bet va dabar kokius kursus mes esame pasiūlę, jau kiti atvažiavo, bendruomenės nariai į Lietuvą, tai turime ir patriotinio ugdymo kursus, kuriuos mes vedame čia ir mokyklose. Dabar turime 9-okam 3 dienų kursą, eisime į žemesnės klases, į 8-7 klasę patriotinio ugdymo, nes dabar patriotų yra būti madoje. Tai pirmos pagalbos kursai, psichologinių operacijų kursai, kad būtų galima atpažinti turinį, televizijos priešišką propagandą, laikraščiuose, žurnaluose, internete. Yra įvairiausių grupių, kurios nuodija mūsų smegenis, kibernetinės operacijos. Tai kibernetinės operacijos padaliniai, tai gali būti padaliniai bet kur, gali būti Australijoje, gali būti, matau, Urugvajuje, bet kur praktiškai, kur yra internetas ir turime kompiuterį. Čia labai yra viskas paprasta ir dabar buvo COVID-as mus išmokė daug nuotolinių dalykų daryti. Tai mes nufilmuojame paskaitų, prikeliame paskaitų, gauni kodą tam tikrą, gali laisvalaikiu pasižiūrėti, yra skyriaus vado kursas siūlomas, būrio vado, kuopos vado kursas, kur gali antradienį, ketvirtadienį prisijungti prie interneto, paklausyti paskaitas, kur veda profesionalūs instruktoriai, nusipirkti lėktuvo bilietą iš Švedijos per 1,5 valandos atskristi ir sudalyvauti nuo penktadienio vakaro iki sekmadienio vakaro jau praktiniai daly, tada priduoti ginklą, tada jums viskas skaudės ir atsigaudinės iki trečiadienio darbe. Tai va čia yra pats tas smagumas yra šauliškumo. Dabar yra ant bangos bepiločiai orlaiviai. Tai va, bepiločių orlaivių konstravimas, tai turime įvairiausių dronų, turime dirbtuvėlių, tai jeigu kažkas tai irgi turi kokių fondų, mes norime dabar sukurti 3 dronų batalionus.
Nes turime dabar kai kur skyrius, kai kur būrius, kai kur Šaulių sąjungos rinktinėse turime kuopas, bet matome, kad reikia eiti į technologijas. Eina pasaulis dabar į technologijas, mes turime eiti irgi žingsnis po žingsnio į technologijas. Taigi kiekvienas turi galimybę kažkur tai save realizuoti, kaip ir su šautuvu, kaip ir sakau, ir be šautuvo, kuo puikiausiai. Nes kągi sako teorija, kad turi kokie 3-5% žmonių ginkluoti būtų apkosose, kad apgintumėm tėvynę, ir 10 kartų daugiau tie, kurie padėtų ginkluotosioms pajėgoms, tai pintų tinklus, kaip mes dabar piname ukrainiečiam, vežame dronų dirbtuvės, įvairiausias apkasų žvakes, renkame neperšunamas lemenes, šalmus ir visą kitą ekipiruotę, tenais vežame tiesiai į frontą. Tai jeigu kažkas tai nutiktų čia, tai mes manau, kad irgi suglaustumėte, tai pečius suremtumėte, yra įvairiausi fondai, nes visko reikėtų, nes galime stipriai kovoti tiek, kiek patemsime logistiškai, nes logistika padiktuoja, kiek gali kariauti, nes skaičiuojasi ir žmonės skaičiuojasi, ir šoviniai skaičiuojasi, ir pinigai skaičiuojasi, nes visko reikia. Tai taip apibendrinant tam tikrus įgūdžius, per įvairiausius kursus, tuomet reikia priemonių. Mes po truputį gauname ir Krašto apsaugos ministerija dabar pakėlė biudžetą, gauname pinigų, turime čia irgi surėmę pečius, verslininkai mums šiek tiek aukoja patys, irgi pervedame GPM 1,2%, tai jau turime šiokį tokį biudžetą, perkame ginklus, ekipiruotę ir tokiu atveju atsiranda pasitikėjimas ir pačių jėgomis, tokiu atveju ir vadovybės jėgomis ir aišku valstybė. Tai va čia labai yra svarbu, kad būtų pasitikėjimas, tarpusavio pasitikėjimas, tokiu atveju galime labai daug ką nuveikti. Ačiū Jums visiems. Kviečiu atvykti ir įstoti Šaulių sąjungą arba čia, arba užsienyje. Ačiū, Linai. Beklausydama, Linai, jūsų sugalvojau, kad dar vienas posakis yra, jeigu nekandidatuoji PLB valdybą, stok į Šaulių sąjungą. Dar yra toks posakis.